Šiandien kviečiu į savo virtuvę rytietiškų ar azijietiškų patiekalų mėgėjus. Ir ne tik, nes šiandien jūsų dėmesio laukia paprastas, įdomus ir labai skanus patiekalas – teriyaki danburi su malta mėsa. Sveiki, mielieji Devijos draugai! Malonu, kad mes ir vėl kartu. Tad nepamirštam geros nuotaikos ir keliaujam pirkti. 500 gramų mūsų mėgstamo faršo, 300 gramų jazmininių ryžių, kelių stiebų svogūnų, 3-4 skilteles česnako, čili pipiro, laimo ir 300 gramų pakčioj kopūstų. Taip pat naudosime 300 gramų pievagrybių, 100 ml teriyaki padažo ir 20 gramų imbiero pastos. Su produktais, manau, viskas aišku. Tad jei gaminame 4 porcijas, belieka į puodą įpilti 600 ml vandens. Įberti druskos pagal skonį ir vandeniu užvirus suberti perplautus ryžius. Puodą uždengus dangčiu, ryžiai virs ant nedidelio kaitrumo apie 10 minučių. Po to ryžius atsargiai pamaišome. Viryklę išjungiame ir paliekame ryžius uždengtame puode dar apie 15 minučių, kad pilnai išbrinktų. Dabar turėsime laiko paruošti kitus produktus. Pakčioj kopūstus nuplauname ir supjaustysime maždaug 2-3 cm dydžio gabalais. Kadangi šie kopūstai atkeliavo iš Kinijos ir mūsų rinkoje atsirado gana neseniai, nors, kiek aš supratau, tai jie dabar jau auginami daugelyje šalių. Ir tikriausiai jums bus įdomi ši informacija, kurią aš radau internete. Pakčioj kopūstai turi daug įvairių mikroelementų ir mineralų, įskaitant amino rūgštis, kas padeda mūsų organizmui kovoti su įvairiomis ligomis. Didelis kiekis skaidulų esantis kopūstuose puikiai valo žarnyną nuo toksinų, o kraują nuo cholesterolio. Taip pat šie kopūstai yra mažai kaloringi ir puikiai tinka norintiems lieknėti. Pakčioj lapuose esanti askorbo rūgštis gerina odos būklę ir didina kraujagyslių elastingumą. O šiuose kopūstuose esantis vitaminai A ir K turi labai teigiamos įtakos regėjimui. Pievagrybius supjaustysime plonomis riekelėmis. Nors šiam patiekalui buvo rekomenduojami rudi pievagrybiai, aš panaudojau baltus, nes šiuo metu artimiausiame prekybcentryje rudų nebuvo. Bet tai manau, kad skonio tikrai nesugadino. Svogūnų laiškus dalinsime į 2 dalis. Atskirsime baltą stiebo dalį nuo žalios ir atskirai supjaustysime žiedais. Laimą reikia nuplikyti verdančiu vandeniu ir nutarkuosime žievelę, stengdamiesi netarkuoti baltos dalies. O patį laimą daliname į 4 dalis. Česnako skilteles reikės supjaustyti kuo smulkiau, kaip mokam ir kaip galim.
Čili pjauname per pusę ir išėmus sėklą supjaustome plonomis juostelėmis. Į pilnai pasigaminusius ryžius suberiame nutarkuotą laimo žievelę ir per maišius paliekame, kad ryžiai prigertų laimo aromato. Maltą mėsą, imbierą ir česnaką pakepiname įkaitintoje sausoje keptuvėje, vis pamaišydami apie 3-4 minutes. Mėsai pakepus sudedame pievagrybius, baltas svogūnų laiškų dalis ir pak čoj kopūstus. Dabar viską kepinsime ant vidutinio kaitrumo dar apie 7-8 minutes, kol mėsos faršas pilnai pasigamins, o pievagrybiai ir pak čoj suminkštės. Mėsai pasigaminus, į keptuvę keliauja teriyaki padažas. Įspaudžiame poros laimo skiltelių sultis ir supilame 100 ml virinto vandens. Dar porą minučių pakepiname ir ragaujame. Jei reikia, skaniname maltais pipirais ir druska. Išskirstome į lėkštes porcijomis ryžius ir mėsą. Skaniname ir gražiname svogūnų laiškais ir čili pipiru, bei apšlakstome likusiomis laimo sultimis. Ir mėgaujamės. Skanaus. Na ir nei kiek mažiau paprastas, įdomus ir skanus patiekalas su lašiša ir smidrais jau greitai lauks jūsų Devijoje. Ačiū, kad buvome kartu iki pabaigos. Ačiū už pirštelius ir komentarus, kurių nepagailėjote vertinant šį receptą. Ačiū už Devijos palaikymą kanalo prenumerata. Geros visiems nuotaikos ir skanių, paprastų ir įdomių patiekalų. Iki.